sustokit tada, jeigu šitoje auditorija, nes dar į kitą aš turiu eiti, nes dar netilpo vieną auditoriją, tai mes galvosim, kaip čia sudėlioti paskaitas. Tiksliau, tai būtų pirmo pogrupio Elzbieta Baltusienė. Elzbieta Baltusienė pirmas pogrupis. Antras pogrupis Larisa Šilova. Jinai kito auditoriją, nueisiu aš. Taip, trečias pogrupis Juzefa Ažusinienė. Juzefa Ažusinienė. Ketvirtas pogrupis Janina Keršienė. Penktas Vida Urbaševičienė. Kampe pačiam kampe. Ir šeštas Janina Mažūnienė. Janina Mažūnienė. Stovi. Tai va, tai mes turime, bet aišku, dar dabar tie žmonės, kurie šiandien užsiregistruos, tai mes per pabaigoje šios dienos pasakysime konkretesnę informaciją, nes mes irgi turėjom pasižiūrėti, kiek žmonių, mes nesitikėjom iš tikrųjų tokios gausos žmonių prieš pasirašant su ponia Irena apie tai negalvojame, ne, tokios gausos tikrai negalvojame, kad bus, tai šiek tiek mūsų, mes mato, čia jau pati didžiausia auditorija Klaipėdos universiteto. Jau didesnės neturim. Tai jinai nėra maža. Čia telpa 250 žmonių. Tai va, viena auditorija yra pilna. Šitą, o dar kitoje auditorija yra žmonių. Taip, kad va tokia. Mokslas nemokamas. Mes klausia kaip nemokamas, tai yra mūsų universiteto sveikatos mokslų fakulteto dėstytojai skaito paskaitas nemokamai, tai yra mūsų fakulteto reikalas. Aišku, mes kartu su Tęstinių studijų institutu ir Vida ir Vilma dirba ir Tęstinių studijų institute metodininkė mūsų ir dabar nematau, jau Jorikos nėra čia. Kitoje auditorijoje. Tęstinių studijų instituto mes aplikuosime, bandysime pateikti prašymą Europos Sąjungos, būtent dabar jau paskelbti, kad kvietimai yra, kad gauti kažkokias tai lėšas tom studijom, tai būtų ir jūsų, sakysime, konspektam, dar kažkam tai galima gauti, tai Europos Sąjungoje prioritetinė yra sritis viso mokymasis visą amžių, dabar jau yra pateikti šaukimai, bandysime gauti. Tai va, tai jeigu turėsit klausimų, pagalvokite, paskui užduosit pabaigoje, dabar tada paprašysime Indrę, kaip tik iki pertraukos, čia 15 minučių, papasakoti apie